Devintoji rajoninė grybų šventė, kurią tradiciškai rengia Švenčionėlių kultūros centras ir Švenčionėlių miškų urėdija, nudžiugino ir grybų, ir grybautojų gausa. Dėl pagrindinio prizo, kurį įsteigė rajono meras Vytautas Vigelis, varžėsi net 17 komandų. Kiekviena komanda šventėje rengėsi kruopščiai, nes vertinama buvo ir prisistatymas su atributika bei apranga, ir rudeninė kompozicija, ir grybų valgiai, ir žinoma surinktų grybų svoris. Nemažai išradingumo ir kūrybos dalyviai įdėjo į kompozicijas, kurios šventės metu papuošė Švenčionėlių kultūros centro kiemą. Komandų prisistatyme nepralenkiami buvo Adutiškio vidurinės mokyklos atstovai, kasmet iš rajono pakraščio atvažiuojantys į grybų šventę. Šiemet jie parodė muzikinį, teatralizuotą vaizdelį iš pirmykščių žmonių gyvenimo, kurie džiaugiasi girioje radę grybų. Antroji vieta atiteko Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos komandai. Trečioji Švenčionėlių progimnazijos komandai. Kiekvienais metais dalyviai stebina ir žavi grybų patiekalų gausa bei įvairovė. Pirmą kartą grybų šventėje dalyvaujančiai tik šią vasarą susikūrusios Švenčionėlių žeimenos bendruomenės komandai, kurios pirmininkė yra Danutė Vigelienė, vienbalsiai buvo paskirta pirmoji vieta. Ir jauniai mūsų komanda Švenčionėlių nugalės visus. Mūsų komanda Švenčionėlių kviečiam palaikyti visus. Antroji vieta atiteko jaunimo organizacijai Darbas. Trečioji Švenčionėlių vaikų lopšelio darželio komandai Vyturėlis. Visi grybautojai iš miško atsivežė pilnutėlius krepšius grybų. Per porą valandų prigrybauta daugiau nei pusė tonos grybų – 552 kilogramai. Tokio įspūdingo rezultato dar nebuvo per visą grybų šventės gyvenimo laikotarpį. Ir dabar, kadangi tai buvo grybavimo čempionatas Švenčionių rajono mero prizui laimėti, taigi šį prizą įteikti kviečiame Švenčionių rajono vicemerę Rają Krupeniną. Pasimetė mano komisija, sako, kas čiagi nugalėtojas, tiek daug šaunių komandų, tiek visur stengiasi įvairiuose rungtyse, bet pasirodo, nugalėtojas tikrai yra. Tai komanda, kuri pasirodė labai šauniai daugelį rungčių. Ir aš manau, pritariu tokiam komisijos sprendimui. Ir pagrindinis mero prizas įteikiamas, kaip jūs galvojat, kam? Teisingai, Švenčionėlių progimnazijai. Prašom atsiimti.